Tai va, sakė, pirk benziną, bus smagu. Bus linksma, taigi visi lekia su benzinu. Benzinas gerai, benzinas valina. 260 N, 100 kW. Na, fantastika. Turim gedimus. Valvetroniko istorija tokia, mes kai susidėjom šitą variklį, laikas nuo laiko iššoka gedimas, kaip ir dingsta trauka, apatinėme sūkių diapazone mašina nevažiuoja viršui, kaip ir viskas yra gerai. Klaida yra valvetronikas, sluggish movement, kad yra lėtai juda, vieną varikliuką pakeitėm, tai iš vis buvo tiesiog, kad perkaitimo varikliuko, kaip suprant, tiesiog arba stringa mechanizmas, arba pats varikliukas kaista. Tuomet pasiskolinome iš bičiulių kitą varikliuką, įsidėjome, su juo viskas buvo gerai, pravažinėjome mes gal gerą savaitę laiko, jokių klaidų niekas nesidaro, viskas važiuoja. Gedimą radome, tiesiog reikia mums kito valvetroniko variklio. Tik šį kartą pataupėme, pirkome ne originalą, nusižengėm savo principui, sakėm, kad reikia orgo, bet, orgas kaip ir pakankamai brangu, ten beveik 400 €. Tai įsidėjome Siemens VDO, nes Siemens VDO yra tas pats gamintojas, gamina tiek originalui, tiek ir aftermarketui. Nusiperkam varikliuką valvetroniko, įdedame, užkuriame ir tas pats. Vėl turime tą pačią klaidą, mašina irgi limpina, nevažiuoja. Viskas ok. Dar kartą pasiskoliname tą patį, kurį naudojame prieš tai varikliuką, įsidedame su to varikliuku irgi tas pats. Tai gal tiesiog sutapo, kad mes įsidėjome ir tuo metu ten tą savaitę, kiek važinėjomės, tiesiog buvo gerai. Principė, mums visien reikia nustardyti vožtuvų dangtelį ir bandysime žiūrėti, arba yra mūsų surinkimo kažkokia bėda, kažką mes čia esame padarę, kažkas tai yra praleista, gal top varžtas nedasuktas, neprivežtas iki savo vietos, kas labiausiai tikėtina šitoje vietoje. Ir žiūrėsime, arba tiesiog velenėlio padėties daviklis. Tai jeigu velenėlio padėties daviklis, tiesiog iš atsarginio variklio mums reikės tiesiog nueiti išsiimti, persidėti ir susirinkti, bandysim užsikūrę vėl žiūrėti, kas vyksta. Šiaip pakankamai nemažai reikia nustardyti, kada eiti iki vožtuvų dangtelio nuėmimo. Palyginti su mūsų dizeliu, tai yra čia turbūt 4 kartus gal ilgesnis procesas. Jeigu atsitikus kažkam, tai reikia viršų apsimėtyti. Dar vieną, ką galvojam, tai galėtų būti šitie kontaktai. Bet praeitą kartą tikrinome, bėdos jokios nematėme. Dabar po kol kas dar apeiname po to, jeigu nes jie čia kaip ir lengvai prieinamas viršuje, tai prie to grįšime vėliau. Dabar reikia nustardyti, pasižiūrėti, ką mes ten pridirbę surenkant surinkimo metu. Babinos pačios nekeistos, irgi dar pasilikom tas, kurias gavom pirkę mašiną, nes matosi, kad dvi yra keistos, likusios senos originalai, bet šitą darbą darysime jau grinai prieš pat išvažiavimą. Tiesiog dar kol treniruosimės, kol važiuosim su senom babinom, o babytės jau naujasias susidėsime prieš lenktynės, kad turėti, bet irgi iš tų darbų, kur toks kaip ir must padaryti, kad nepalikt vietos, kuri galėtų sugesti. Purkštukai iškeliauja plovimui, vešim pas bičiulius, kad su ultragarsu praplaut juos ir pabandysime, nes turime dar vieną komplektą atsarginį pasidėję, tai tiesiog bandysim iš 2 komplektų surinkti vieną komplektą, kad turėti kiekvienam taktui uždegimo, kad turėti vienodai dirbančius purkštukus. Tai šitas dalykas pas benzinus darosi, nėra jokia čia nenaujovė, visi tą senai daro, tai tiesiog reikia tą atlikti o pačius purškalus tiesiog išplauti. Ultragarsas užsijungia, įsideda į vonelę ultragarsinę ir pasiplaus, nes tikrai nešvarumų jie per tiek metų yra pilni ir mano nuomonė jie puikiausiai idealiai veikiantis purkštukai yra, tiesiog reikia pridėti ranką. Prieš išimant valvetroniką atsileidžiant, tai jisai susisuka, kad nespjautų jo atgal, tai tiesiog su šešiakampiu, čia 5-tukas man atrodo, jisai 5 ar 4 šešiakampis ir su juo tiesiog susukė sriegį, kad atsileistų visas valvetroniko mechanizmas. Tai turime Siemens VDO, tas pats, nes lyginame orgą, ant orgo irgi yra Siemens VDO gamintojas, dabar dar Continental grupė, aišku, dasijungia, bet tai čia yra jau ne originalus, bet to paties gamintojo, kas orgas dedasi. Matau, Linas meilės neužmesgė su N52 varikliu, kaip be būtų. Į saliarką vienomis teka, taip jau yra. Didieji Master Blaster surinkėjai rado arba savo kaseką, arba savo kaseką. Nežinau, ar matosi padėties daviklis valvetronikų. Arba atsisukęs, arba kažkas lūžė, tai ardomės toliau, bet problema kaip ir čionais yra. Ir prasideda dabar lytiniai santykiai. Vis dėlto atsisukęs, nors tas daviklis nebuvo suktas, kaip ir su velenėliu mes įplojom kartu, bet kažkokiu būdu sugalvojo atsisukti. Matyt, Motorsport Life, nes galviniai mašinai turbūt neatsisuktų gyvenime, čia nais kaip priklauso viskas. Žinau, kad nėra linyčio to meilės, to benzu, čia nieko nepadarysim, bet bandysim dėti atgal, žiūrėsim, kas gaunas. Kaip ir, tai daviklį prisisukom atgal. Galvojom liktai klijuot, bet sprendimas neklijuot, pasiliekam taip kaip yra. Tai tiesiog susivaržėme, dedam atgal dangtelį,
padarom valvetroniko kalibraciją ir bandysim važiuoti. Čia kadangi galvos dangtelio varžtai aliuminį, iš rankos kaip ir stengiamės nebevaržyti. Biški. Nu va, tai dangtelis kaip ir yra sudėtas. Čia turime dėvėtą varikliuką, su kuriuo testavomės. Ir čia dabar įdėjome to pačio gamintojo Siemens VDO visiškai naują. Ir jeigu neklystam su linuku, turime bėdą. Nes garsai iš pačio varikliuko tai tikrai įdomus yra. Ir panašu, kad grįšim prie to paties, kaip ką ir sakėme, kad originalas yra originalas ir sportui tiesiog negali naudoti nieko kito apart originalo. Nes kažkokią pornografiją, turime naujas daiktas, sumokėti pinigai, padarom adaptaciją, tiesiog klikė tas varikliukas čia net. Tai taip dirba naujas daiktas. Aišku, pildysim reklamaciją, reikia gražinti jį, nieko čia kitaip nebus, bet faktas, kad gaištamas laikas paprasčiausiai. Ir va taip, opapa, ką ardom, keičiam į dėvėtą. A few moments later. Nu, realiai pasikeitėm varikliuką į dėvėtą, palangės viskas irgi surinkta, padaryta ir dabar adaptacija reikia belieka, nes kiekvieną kartą, kai pakeitė adaptaciją, turim pasidaryti per naują, kad nusistatytų padėtį, kur valvetronikas randas. Tai va, tai šitas jau yra kardinaliai skirtingi garsai ir su šito prieš tai buvo važinėta, viskas klaidų nebuvo. Tai panašu, kad anam, kad ir naujas daiktas, bet yra ragas. Pildom reklamaciją, važiuoja atgal pas gamintoją. Nu, kaip ir test drive'as. Bandom važiuoti, pakol kas viskas gerai. Klaidų nėra, valdosi viskas, čekas nedega, pradžia irgi yra. Nes kai valvetronikas avarinį režimą pagauna, iš karto ant pradžios labai jaučiasi, nes ne vieną kartą buvau pagavęs, kada važiuoju ir tiesiog nėra pradžios, nebėra aštri. Tai va, pagal tai sprendi, kad valvetronikui kažkas yra negerai. O dabar važiuojant viskas ok. Nu va, dar stabtelėjom pakeliui pasižiūrėti, kas čia vyksta. Kaip ir klaidų nėra. Tai ratuką dar reikia tokį pravažiuoti kelis kilometrus, kad pasižiūrėt, kas vyksta, bet panašu, kad viskas gerai. Nu va, sportinis ratukas padarytas, pravažiavome čia nei daug, nei mažai, gal tų kilometrų. Na, kokį turbūt gal 10 daugiau nebūsiu pravažiavęs. Panašu, kad viskas gerai. Klaidų nėra, nieko nėra, viskas veikia. Nežinau, mašina važiuoja, pradžia yra, viskas su ja yra gerai. Tai kol čia rinkome, filmavomės, tai irgi dar gradome postą Facebook'e, kad 15 dieną Kauno technikos kolegija rengia treniruotę jau Nemuno žiede. Tai iki to laiko liko dar mašinai ten pakojį įsidėti, pasitvarkyti, susivaržyti lankus, ten tokius mini darbelius pereiti. Balsuoklis nėra pajungtas, nėra padarytas. Bet šiaip kaip ir didžioji dalis darbų padaryta, nežinau, ruošimės, nes ten pagrindinis dabar yra fokusas į 20 dieną balandžio vykstančią treniruotę Estijoje, o čia tuos mini darbelius užsibaigsime, kas likę prastestuoti Lietuvoje ir viskas, ir ruošime sezonui. Tai va, kaip ir toks tas benzino mūsų remontas. Visą laiką kažkas išlenda, bet kokiu atveju turbūt ir su dizeliu yra tas pats, ir tu ką bedarysi, bet kai nuolatos turi sekti, žiūrėti, kas vyksta, čekintis, nes to labiau, pavyzdžiui, šiuo atveju variklis iš vis yra naujai surinktas ir lyg tai gali būti, kad atsimenu, kad ardėme, išiminėjame valvetroniko veleną ir lyg tai mumaišė šitas ne elektromagnetas, o padėties daviklis. Ir gali būti, kad esame patys jį tiesiog atsukę ir atgal nebeprisukė. Ir greičiausiai, kad čia ir bus tiesa, kur randasi. Tai tiesiog mūsų surinkimo kaip ir toksai kasekas, kuris padarytas, bet išsprendėm, žiūrėsim, kas vyksta toliau. Pagrindinis fokusas dabar yra išvažiavimą, į treniruotės ir nes kol mašinai trasą neišvažiuos, jau ne vieną kartą parodė, kad gali darbe garaže, gali testuotis, gali gatvėje važinėti kaip nori, kol mašinos nesurinkai ir normaliai žiedė neišgazavai, kaip ir savo tų gedimų neparodo. Tai išvažiuosim, bus matyti. Tai va, sekite, žiūrėsim, kas čia gaunasi.